Šiandieną pakalbėsim apie tai, kaip jaunom porom nesiseka gyventi. Atsitinka ir ne tik naujom. Naujas poras būna ir 40-50 metų. Daug jaunimo ateina praktiškai su problemom. Pradžiai atrodo viskas gerai buvo, paskiau kartu gyventi negali. Nebegali bendrauti, pilni pykčio, neapykantos, nesutarimo, nesusikalbėjimo ir ko tik nori. Ir tie dalykai kaip tik tai labai kenkia žmogaus būklei. O kada žmogaus būklė yra tokia savotiškai įtempta ir va tokie, tada nieko gero nelauk. Nes žmonės kas traukia, va? Harmonija. O jeigu harmonija sunaikinta, tai viskas. Aišku, yra problema suderinamumo žmonių, charakterio suderinamumas. Bet didžiausias suderinamumo grandis, tai kai yra abipusė meilė. Kai vienpusė meilė arba meilės nėra, atsiranda problemos. Atrodo, apsiveda viskas gražu ir meilė, ir norėjo vestis, gyvena bent 10 metų. Kartu viskas gerai lygia. Vis pretenzijas, kodėl čia dabar neapsivedė, kodėl taip apsivedė, po mėnesį išsiskyrė. Nebėra ko siekti, tikslo nebėra ko gyventi. Tai va, tai žmogus, reiškia, yra toks, kad jisai neturi tos vidinės pusiausvyros, o šiandien ta pusiausvyrą labai stipriai sujaukta yra, nes tos sujaukti šaltinių yra labai daug. Ypatingai žmonės bendravime viens kitą sujaukia. Ir kai žmogus neturi dvasinio stabilumo, pas jį atsiranda problemas. Ir problemas labai rimtas. Dvasinės problemas, po to sako ir problemas fiziologinės, psichologinės, ir kokį tik tai pavadinimą nesugalvosi, visi tinka. Tai vat, tam dalykų yra kai kurios to vadinimas priežastis. Priežastis tokios subjektyvios ir priežastys objektyvios. Ir kartais net neįmanoma jų atskirti, kur subjektyvi, kur objektyvi. Susimaišė jos į vieną visumą ir tada gaunasi taip. Sakau, kodėl tu biednas? Už tai, kad durnas, sako. O kodėl tu durnas? Už tai, kad biednas. Ir sukasi tam rate. Tai žmona tokia, tai vyras toks, tai uošvė tokia, tai mama tokia, tai tėtis toks ir sukasi. Ir dažniausiai žmonės ieško tik priežasčių tenai, o priežastis yra tokias. Pirma, pagrindinė priežastis yra tai žmogaus charakterio bruožai. Tai yra kokia prigimtis. Yra žmonės, kurie užgimė ramūs, yra kurie jautrus, yra kurie jautrus uždari, jautrus atviri. Ir gyvenimas, jeigu tik tai nesusiklauso taip, kaip turi būti, tai reiškia yra gerai. Daugelis yra apsiveda, ypatingai jaunas šeimas apsiveda meilėje, atrodo, turėtų būti viskas gerai. Bet su meilė reikalai irgi tokie yra. Žmonės nežino, kas ardo meilės jausmą ir dažniausiai nueina ne tuo keliu. Ir po to, reiškia, nei tos meilės nėra, įsimylėti ant visi iki negali, o be meilės gyvenimas tikrai nėra geras.
Tai va, taip kad yra daugelis tų vadinamų priežasčių. Nu, o jeigu vedybos yra be meilės, tai ten gana greitai apkarsta. Jeigu žmonės protingi, išmintingi, ieško viens kitame gėrį randa. Bet jeigu, reiškia, žmonėms išminties stokoja, tai randa blogį. Ieško to blogį randa. Ir šiandieną nuo charakterio bruožų labai daug priklauso, ko žmogus kitame ieško, gėrio ar blogio. Jeigu ieško gėrio, randa esamą, tariamą, įsivaizduojamą ir sugalvotą. Jeigu ieško blogio irgi randa esamą, tariamą, įsivaizduojamą ir sugalvotą. O blogio ieškojimas prasideda tada, kai prasideda barniai, piktis ir ypatingai objektyvios priežastis, kur šiandien nieks per daug reiškia nekreipia dar dėmesį, bet aš manau, kad pasaulis prieis prie šito išvados. Tai yra tų kontraceptinių priemonių naudojimas. Netgi normaliai graži meilė, kaip tik pradėjo naudoti kontraceptinės priemonės, nužudyti vaikai iščiose, kaip tik meilės vaisių nužudai, viskas. Ir jau atsiveria neapykantos, pykčio neapykantos srautai viens kitą atžvilgiu. Tai yra nuosavų vaikų žudikai negali gyventi kartu. Kadangi ne visi buvo paskaito, biškai priminsiu, kontraceptinės priemonės, dalis priemonių ima ir sustiprina klampumą kiaušintakiuose, dėl to apvaisintas kiaušinėlis negali laiku ateiti į gimdą, arba išvis negali patekti iki gimdos ir žūsta pakeliui. Kitas tabletės jau sustiprina, arba tiksliau sakant, nesuteikia sąlygų, stabdo gimdos pasiruošimą vaisiaus priėmimui. Paviršius yra nederlingas, vaikas atėjęs iščias negali užsikabinti ir iš bado miršta. Trečias, tai yra spiralės, kurios uodegėlė įvesta moters gimdą, sukelia atmetimo reakciją ir vaisius išeina iš iščio. Tai yra papuolęs iščias išmetamas lauk. Tai yra kaip svetimkūnis pašalinamas. Visas šitas priemonės yra vaikų naikinimas, sunaikina meilės vaisių ir meilės naikinama yra. Ir po to prasideda po truputį griūtis, pradžioje nelyg ir nežymiai, paskui vis stiprėja, nes žmogaus kūnas yra inerciškas ir paskiau gaunasi, kad daeina iki skyrybų. O šiandieną pagrindinė skyrybų priežastis, kad šitiek daug skyrybų, tai yra dėl to, kad žudomi vaikai iščiose. Paskui prasideda, reiškia, tie nesuderinamumai, pasireiškia jau tos visos ydos, kurios yra ir užslėptos, ir kitas iki naujas atsiranda. Ta žmogui ypatingai per lytinę aktą, kada prasideda jungtis, vyksta vyro ir moters sielų jungtis, atsiranda netgi naujų programų, kurios pradeda veikti ir žmonėms gyvenimo, reiškia, nėra. Ir kai žmonės šitą nežino, kaip tvarkingai gyventi, atsiranda šitas problemas. Dar viena problema yra tai, kada įsisiuva kažkokios tai kapsulės, ten po oda kažkur tai, kurios neleidžia vykti normaliai oviliacijai. O lytinė sistema yra sveikatos ir likimo kamienas. Jeigu jinai suardama jos veikimo sistema, tai aišku, suardama ir psichinė būklė žmogaus. O šitą žmonės irgi nežino, todėl įvairias priemonės naudoja, kad nebūtų vaikų. O pasirodo, čia yra, jeigu nenori tų vaikų ir nenori gadinti savo organizmą, tais vaistais, malais, tai sunaikini ir savo psichinę būklę, kuri paskiau atsispindi santykiuose. Tai vat viena iš tų pagrindinių dalykų, tai yra tos vadinamas priemonės, kurios kaip tik tai, kad nepastovi. Nėra auklėjimo sistemos, kadangi žmonės sako, ką daryti, sako, prisigimdysi kitų vaikų. Jeigu moteris normaliai gyvena, jeigu jos kūnas normalus, jeigu jinai turi reguliariai mėnesinės, tie ciklai visi reguliarus yra galima laisvai, be jokių kontraceptinių priemonių gyventi ir sudaryti labai normalias gyvenimo sąlygas, tą pastojimą atidėti, jeigu nenori jo. Bet kadangi žmonės nežino tų pagrindų, tai nepasinaudoja tą natūralią praktiką, o naudojasi
chemikalais, kurie tik tai sardo žmogaus dvasinį, fizinį sveikatą. Ir po to atsiranda ir kitos problemos, ypatingai psichinė sveikata. Aišku, žmogus, kai supranta tos dalykus, per atgalos sistemą gali susitvarkyti, bet kadangi žmonės netgi nežino, ką daryti, tai netida pastangų ir tai pasilieka tokia būklė, o jeigu nenormali būklė, jį naikinančiai veikia. O jaunas žmogus praktikos neturi, ir dar pas jaunas žmonės, jeigu yra vienas vaikas užaugęs, jis daugiausiai yra būna egoistas, jis mano, kad jis tik teisus, jis tik tai taip, reiškia, nori, kaip jis nori, kad būtų, nes jis įpratęs, kad norus tenkintų. Netgi daugiau kaip būna, daugiau egoistiškumo pasireiškia pirmieji vaikai, ir nors jau charakterio bruožai būna įvairių, čia priklauso dar nuo to, kaip jis nešioja maiščius. Bet yra, egoizmas yra ir išauginamas, ir yra egoizmas įgimtas. Tai vat, kai būna vienturtis žmogus, tai tada išauginama yra savotiškai. Jeigu dar yra ir įgimtas, tai tada iš viso. Ir žmonės nepatenkinti, kodėl ne taip, kaip aš noriu, kodėl ne taip, kaip aš galvoju, ypatingai jeigu turiu puikybės charakterio bruožą, nes puikybė reiškiasi taip, ir atsiranda jau rimtos problemos tarpusavio santarvėje. Yra žmonės, kurie jautrus, impulsyvus, yra ramus. Ramus uždari ir atviri, jautrus uždari atviri. Tai jeigu ramus žmogus, tai yra, jeigu įprastais, į daugelį dalykų atrodo, kad nereaguoja. Jis mažiau reaguoja, bet kadangi uždaras ir nutyli, tai kai kurios moteris ateina ir sako, aš negaliu kaip su siena kalbu. Jis nieko nesako. Tai sakau, jeigu nieko nesako, tai jis tam sutinka, reiškia, tai kalbėk toliau. Jeigu vienas kalba, tai kitas turi klausyti. O jeigu būtų kalbės, tai kas iš to. Tai vat, jeigu, reiškia, yra uždaras į stilių daugiau, jau ramus atviras, tai jis mėgsta irgi pakalbėti, bet ramiai žiūri viską, ramiai reaguoja. O jeigu jautrus uždaras, tai pas jį, reiškia, viduje užsidaro informacija. Jis kitas iki nieko nesako, bet jis pas jį viduje verda. O jeigu jautrus ir atviras, tai dažniausiai būna tie cholerikai. Impulsyvus, pas jį iš karto viskas paviršiui, kaip tik jausmai, taip ir agresija, pyktis, jeigu negatyvus jausmai, kaip tik meilė, tai irgi reiškia iki egzultacijos, arba nemeilė iki neapykantos. Tai va taip, kad žmogus yra iš tikro labai daug turintis tų savotiškų charakterio bruožų, su kuriais reikia susitaikyti abiems. Vyras žinai, kad tokia žmona yra, tai ką padarysi. Žinai, pašauks, nustos ir gyvensit normaliai. Arba vyras. Tik dar yra vienas dalykas, kada vyrai iškėlė turi tuos bruožus ir dar priedo naudoja alkoholį. Tai kai panaudoja daugiau, tai paskui būna nesivaldo patys. Kai pas mane ateina, būdavo skundžiasi. Tai aš netgi patardavau, sakau, žinai, nufilmuok, kaip jis elgėsi girtas. Sakau, kaip aš nufilmuosiu, su aparatu mane sudaužys. Sakau, paslėpto tą kamerą pastatyti. Pasisteng būti kur nors tam objektyvai reiškia pusė, kad ir jis ten būtų. Arba žinai, kuris dažniausiai mėgsta stovėti ir šūkoti, į tą pusę nukreip. Ne viena moteris pasakoja. Lygiai taip pat padariškai, pasiskolino aparatą, nufilmavo, paskui tą filmą parodys. Jis sako, nesąmonė, kad aš taip nedarau. Parodė, tai paskui sako, ateina girtas ir žiūri, ar nėra kur nors aparatą. Suveikia. Yra kai kurie metodai, kurie reiškia, kad parodyt, koks žmogus esi. Yra kitas iki gal reikia pastangą dėti, nes žmogus jis neįsivaizduoja, kaip jis atrodo. Kaip jis atrodo agresyvus, kaip jis atrodo piktas. Jis negeris visai normalus, o išgeris atrodo pasikeitė visai kitos žmogus. Nes būna įsibraunant tos esybės arba sankopos sudėkėtis rautų, paskui jie reiškiasi. Ir dar vienas yra, žmonės nežino vienos pagrindinės tiesos. Jeigu žmogus kažką pasakė ir aš užpikau, tai aš tą blogį jame sustiprinu. Ir kai moteris pradeda pykti, vyras ateina išgėręs, o jinai reiškia nervuojasi, stresuoja, tai daugiau kenkia nervuodamasi, negu kad jis išgėrė.
Nes pasireiškia šitie spinduliavimas eina visas pusės ir jis nusėda tiek vyro deriniuose, tiek jos deriniuose. Paskui šitie nusėdimai, sankaupos tos, jos kuo toliau, tuo stipriau reikšis žmoguje. O tos sankaupos jos yra tikrai negerai. Čia yra jos paskiau išprovokuoja ir tų nervinės prigimties ligų vystymasi, tiek cukraligės, nervinės tos, tiek vėžio, tiek insulto, tiek infarkto ir kitų ligų. Tai va, taip žmogus, kai nežino tų pagrindų, jisai labai daug ką daro ne taip. Ir jis mano, kad jis teisus, o kitas neteisus. Ir tokiu būdu, reiškia, pyksta barniai, pyktis, nepykanta. Bet to žmonių auklėjimo sistema buvo vaikystėje pas vienus vienokia, pas kitus kitokia. Ir tuomet tarp ir santykiai vienokie, pas kitus irgi kitokie. Vieni mėgdavo bartis, pyktis, kiti ramiai suspręsdavo klausimus. Tai vat, yra pats augimas šeimoje, paskui kada papuola į šeimą, kur reiškia, kaip tik tai iš ramios šeimos į tokią šeimą, kur tokie barniai pyktis, reiškia, išveda iš pusiausvyros ir ramesnį žmogų. Žmogus, kai nežino, jisai pradeda kaltinti, pykti, nekesti. O čia yra kaip tik tai spąstai tie, į kuriuos žmogus pakliuvęs, jis gilėja į tą visą procesą, tarpusavio nesantarvės procesą. Ir tas procesas, aišku, dar toliau gilėja, kai jis yra pamaitinamas, tos pykti pykčiu, agresija, nepykanta ir taip toliau. Taip, kad žmogus, kadangi nežino tų dėsningumų, kaip jie veikia. Ir kad žmogus vienas dalykas, kada jis turi kažkokią tai negatyvą pyktį, jis netgi pritraukia tą blogį prie savęs. Tiek iš vyro, tiek iš moters. Bet vyras gyvena su viena moterim gerai, su kita pradėjo gyventi nebegerai. Tik kur tai yra kažkur tai priežastis į toje moterį, su kuria jis negalėjo, reiškia, negėris gyventi. Kitas iki jinai nieko nesako, bet jinai vaikšto, bet bus toksai, to vyro atžvilgiu. Jeigu toks vidus, nori, nenori, spinduliavimas į visas pusės ir eina toksai. Ir kai žmonės nežino šitų dalykų, jie papildo tą blogį, pastoviai, reiškia, gyvendami kasdien, vis pas kažkokį tai kiekį to blogį. Į tą taupyklę įmeta, susikaupia, reiškia, didelį kiekį. O reikėtų tą neutralizuoti, per atgailos sistemą neutralizuoti ir patvarkyti tą visą, reiškia, lygį, kad vėl būti normalioj būsenai. Ir žmogus turi suprasti, kad kaip veikia tie dėsniai ir mokėti juos panaudoti. Tai yra panaudoti tomis galimybėmis, kurios duota žmogui. Negalimybės naudoti, kad kaupti ir neapkesti, ir taip toliau gilėti padėtį, o atvirkščiai. Panaudoti, kad būtų harmonija, susitaikymas. Ir jeigu nors vienas pastoviai dirba to srityje, tai praktiškai būna, kad laikui bėgant netgi ir šeima. Tampa šeima darnesnė, harmoningesnė, bet jeigu, reiškia, žmogus netgi dėl smulkmenų pradeda pyktis, bartis, pas juos, reiškia, ateina laikas, kada viskas suyra. Suyra santykiai, susikaupia daug negatyvų viens kitą atžvilgių ir tos sankaupos neleidžia žmonėms suartėti. Žmonės, jeigu pradžioje būdavo, pradeda draugauti, tai jie atrodo viskas gerai, viens kitą laukia net, jeigu ir vėluoja, ir valandą laukia, o čia vienam kambarį jau būti nebegali. Netgi vienam name, vienam būte, tada vyras bėga kur į knaipį išgerti, arba pas kokį meilužę, pas buvusią, pas seną, arba pas naują, ir paskui visą laiką pasaiškina, kokia žmona bloga. O kitą klausant galvoja, matai, kaip nuskriaustas vyras, aš taip būčiau gerai. O kai pradeda gyventi, vėl tas pats. Sakau, jeigu, reiškia, jau vyras godžiasi, kad žmona bloga, reiškia, ir ieško geros, tai žinokit, kad vargiai ar būsi gera. Su juo pradėjus gyvenimą. Daugelis taip yra, suformuoja šeimą irgi. Po skyrybų suformuota šeima yra ta, kuri yra tvirta. Dažniausiai būna irgi gyvena kančioj. Būna kartais, kai nesuderinamas būna vyro ir moters gyvenime, tai jeigu atsiranda tas suderinamumas, reiškia, atitinka kirvis kotą, tada jau nieko.
O jeigu, reiškia, ne priešingai, tai būna, reiškia, kad kitoj šeimoje dar blogiau. Po skyrybų naujas vedybos arba be vedybų gyvena dar blogiau. Tai yra bėgdamas nuo vilko, užbėgant meškos. Bet svarbiausia žmogus, kada atgyvena, kada pasira tokie kažkokie tai nesantarijos elementai, jis niekaip negali, reiškia, pamiršti, niekaip negali atleisti ir jis mintimis stiprina tą padėtį. Kaip jis šitaip gali, kaip jinai šitaip gali, kaip nevertinti, vietoje to, kad pasikalbėti, vietoje to, kad paaiškinti, kas slegia vidų, tai reiškia kaupia tos negatyvos dar stipriau. Ir aišku, ateina laikas, kada vyksta sprogimai. Tų santykių toks aiškinimas, bet tas aiškinimas eina jau per audrą, per pyktį, per nepykantą, ir tada viens kito negirdi, o tik tai dar viens kitą pamaitina to blogį. Ir kiekvienas su savo argumentais mąsto. Taip, kad žmonės labai geri specialistai ardyti santykius, geri specialistai kapstyti svetimų žmonių, kaip sakiau, dvasinio atliekų konteineriuose, bet gana silpni specialistai suvokti pačią savo klaidas ir sugebėti tas klaidas pašalinti. Yra žmonės, kurie žino šitą informaciją ir deda pastangas ir stebisi. Sako, ką mes darytume, jeigu nežinotume šitos informacijos. Tai senai būtume įsilakstę jau šeimą atskirai, o kada susirandi naują, reiškia, partnerį arba naują partnerį, pradžiai būna lyg ir gerai, o paskiau vėl, reiškia, gritis. Kodėl? Pradžiai žmonės, kai stinka, atrodo viskas gerai. Nėra pretenzijų, nėra sankaupų tų, impulsyvų tokių sankaupų, pykčio, nuoskaudos, nepykantų pretenzijų. Nėra jų. Gyvena, to viskas gerai. Pasisveikina, dar su šypsena, kaip malonu gerai. O kai pradeda gyventi, po biškį kaupiasi. Žmonės labai geri specialistai kaupti. Kaupia ir viskas. O čia dar atsiranda tokie dalykai, kad jaunai porą atsiranda vaikas ir papildomi rūpesčiai. Papildomi rūpesčiai ir papildomas pretenzijos. Moteris nepatenkinta, kad vyras nepadeda, vyras nepatenkintas, kad moteris priekabiauja, aš atidirbu ir dar man čia kažkur tai. Tu namuose sėdi, o jeigu gerai pasižiūrėti, tai vaiką auginant yra žymiai didesnis nuovargis negu darbe. Ypatingai, jeigu vaikas dar neramus. Net kaip mano uošvė pasakoja, tokią pasaką gal jie skaitė, ar galbūt taip iš tautoje, kaip eina iš lūpų į lūpas. Nu ir yra aprašyta ta pasaka. Kaip ta knygutė vadinasi, dabar neatsimenu pavadinimo. Kvailių kaimas atrodo, kaip nevadinasi. Tai reiškia sako, aš tai va dirbu laukus, ar ką tu čia veiki vieną čia. Ten kiaurė pašėti, dar kažką padaryti, valgyti. Nu gerai, sako žmona, aš eisiu arti, o tu jau atvarkyk namus. Ir paskui jau paras ateina, reiškia, pusryčiai neparuošti, kiaurė koja išnarinta. Nes ta kiaurė atėjo, reiškia, į kambarį, ten išvertė puodą, tai jis, reiškia, pagalį kaip sviedė, reiškia, išmuša koją. Ir taip toliau. Ir netgi pats, reiškia, į kubilą reikia miltų pasisemti, įkiša galvą, persisveria ir nebegali išlikti iš kubilą. Ir žemingą kojom tavaroja. Tai paskui vyras sako, jo, sako, jau tu geriau, aš irgi eisiu arti, jau tau niekad pretenzijų nereiksiu. Tai va taip, kad yra žmogus, aiškiai, kuris dirba kažkokią tai darbą, šeimo reikėtų pasidalymą turėti irgi kažkokią tai funkciją tų, kitas iki aišku, galbūt ir padėti. Bet iš kitos pusės reikia pagarbiai žiūrėti viens kitą. Vertinti viens kito pastangas. Yra dar vienas toks minusas, sakyčiau, arba kurio neįvertina žmonės, tai yra moteris ir vyras mąsto truputį kitaip. O kai kurioje vietoje tai ir gerokai kitaip. Jų mąstymo būdas reiškia kitoks. Moteris daugiau linkusios, kaip vaikus auginti, gimdyti ir rūpintis tą šeimą. Tai pas juos daugiausiai rūpesčiai yra kaip motinas, kad tas vaikas būtų pavalgęs, kad būtų aprengtas, ir vyrai taip per daug nedomina. Nu, jie turi apsirengti dėlėsiu daiktą. O moteris dar nori, kad ir gražiai atrodytų tas vaikas, kad nebūtų ir kaimynė neapkalbėtų ir taip toliau.
Ir pati iš tos motiniškos meilės stengiasi. Netgi yra, jeigu paprastą dalyką pažiūrėti. Sako, paklaus pas moterį, kaip nuvažiuoti iki to kažkokio tai punkto. Kokią namą, reiškia, kur žino. Ir jinai paaiškins. O atvažiuoja, sako, liepa žydė. Už tos liepas, reiškia, antras posakis į dešinę. Pavažiavai. O ten, reiškia, pilnas rožių krūmas, o tą rožių krūmą, kai pravažiuos, reiškia, jau namas su rožių krūmu. Tai, sako, reikės sukti į kairę iš karto. Ir važiuoja, reiškia, ne liepos žydė, o Ievo žydė. Ieva. Ir važiuoja, reiškia, važiuoja ruduo, tai Ieva jau senai nežydė, tos rožės irgi neatskirsi. O vyras tai 50 metrų dešinę, po to 100 metrų maždaug į kairę, paaiškina ir visai, ir nuvažiuoja kitur. Taip, kad moteris aiškina visai pagal kitokį, reiškia, suvokimą, pagal tos moters, ką jinai gali įsiminti. Už tai aš kitas, jeigu atvažiuojam, kur nors reikia ką nors paklausyti, tai jeigu moteris eina, sakau, klausk, tu jūs geriau sušnekėsit. Tai paskui pabūsi už turmaną. Nu, būna kartais gerai pasiskai, kartais ne vis tiek. Ir moteris nesupranta. Tai va, gyvenime lygiai taip pat. Vienam norisi vieną, kitam norisi kito. Ir ypatingai, jeigu yra puikybė, nenusileidžia ir vienas ir antras. Po to nenusileidimą, reiškia, gimsta barnis. O jeigu tik tai barnis, nesvarbu, didesnis ar mažesnis barnis yra ardomoji jėga. Ir jau, reiškia, kažkokį tai impulsą paliko, kažkas tai susiformavo, kuris ateityje irgi turės reikšmę. Ir jeigu jis paliekamas be atgailos, tas susiformavęs impulsas jis, reiškia, bus būtinai, reiškia, bujaus, būtinai auks, ir paskiau žmogus būtinai jau turės pasekmes to viso. Ir svarbiausia, jeigu žmogus nesupranta, tada eina kaltinimai. Vyras kaltina žmoną, žmona kaltina vyrą, kaltina vaikus. Ir daugelį kitų dalykų kaltina, kurie nesusiję netgi būna kartais su tuo, o žmogus, reiškia, jam atrodo, kad taip yra. Nes žmogaus mąstysena, kiekvienas mąsto savotiškai kitaip. Ir kai žmogus nežino šitų dalykų, nežino kaip vyksta, tai jie praktiškai negali nei analizuoti, negali padėties pakeisti. O kai žino ir supranta, už tai ir sako, kad pradžia kaip apsideda, tai jie turi viens prie kito, sako, prisitrinti. O tai kaip tie krumpliai, sako, paim, kad krumpliai negerai, o jau šitai jau geriau paslysta. Viską daro žmogaus, reiškia, pasiruošimas gyvenimui. Jeigu žmogus nepasiruošęs gyvenimui ir jisai toj srity neauklė praktiškai niekas, netgi šeimoje, nekalbame apie tai yra su vaikais. Paskiau žmogus jau bando savo mokslu išeiti į gyvenimą. O tas išėjimas, jeigu nėra meilės, praktiškai būna skyrybos, po tų skyrybų dar vienas skyrybos. Ir paskiau vyrai sako, visas moteris tokias, tiek to gyvensiu su tokia. O žmona, reiškia, moteris irgi taip pat. O kitas iki būna, kad, reiškia, susitinka, ten atrodo labai gerai, mat vyras tai mano blogas, o čia tai žmogus bent šneka gražiai. Šneka tai gražiai, bet gyventi gražiai nemoka. Lieka vyrą, paskui žiūrė, kad tikrai kaip nuo vilko ant meškos užbėgo. Arba iš normalaus žmogaus, reiškia, išėjo ir paskui nebesuranda, blaškosi po gyvenimą, nebesuranda gyvenimo draugą. Pats pagrindinis dalykas, ką žmogus turėtų, reiškia, į ką turėtų kreipti dėmesį, tiek jaunimas, tiek ir pagyvenę žmonės, kad paprotinti jaunimą ir patys, tai yra mokėti vertinti viens kitą. Jeigu žmogus daro pastangas, jeigu jam ir nesigauna kažkas, tai bet jisai stengiasi, tai yra ačiū Viešpačiui, kad jis stengiasi, ačiū, kad jis geranoriškai nori tą, reiškia, daryti. Ir kitas iki palaikyti yra. Palaikyti tai yra gerų žodžių, gerą nuotaiką, galbūt su šypsena, galbūt taip, reiškia, ne kažkokia skeptiška šypsena, o ta natūralia,
kad nieko baisaus, viskas čia susitvarkysim, nepergyvenkim klaidėmis, o neapšaukė, koks tu kvailys, kokia tu kvailė ir taip toliau. Kai žmonės ieško to vienas kitame gėrio, jį randa. Ir kai gėri gyvena, gėris auga. Kai blogi gyvena, blogis auga. Ir eina, reiškia, dienas, eina savaitės, metai ir žmogus, reiškia, praktiškai prisirenka to blogio arba prisirenka gėrio. Dažniausiai būna taip, kada jau eina ant ribos ir skiriasi, tada pamiršta tą blogį, kuris tik tai prisimena gėrį, gal kiek buvo gerai, kodėl aš, reiškia, buvau ne tokia, kodėl aš buvau ne toks. Ypatingai tie, kurie palieka vyrą. O kuris palieka, tai kitas iki jo, jis dar surenka visokius kristalus, nesuranda kitą, kokie jausmai pabunda, o su tais jausmais, reiškia, yra taip. Meilės jausmas būna vienas sykė, jeigu stiprus. Jeigu nėra atgailos nuo nesėkmingos meilės, antras sykė žmogus įsimylėti negali. O čia yra viena iš problemų. Jeigu žmogus pergyvena nesėkmingos meilės stresą, netgi nebuvo nei lytinių santykių, netgi platoniška meilė buvo, jo lygis krenta labai stipriai ir jis pastato kaip savotišką sieną antrai pusiai, vaikinas merginai, mergina vaikinai, vaikinams, reiškia, tokiu būdu paskui, reiškia, atrodo, ir gražus, ir viską, ir atrodo, būtų gerai, bet kažkas tai neleidžia, kažkokia tai siena stovi. Jeigu yra tas stresas pergyventas ir yra atgaila atlikta, tai žmogus įsimylėti antras iki gali. Tiesa, irgi biškis silpniau būna, ne tokia, gal išvalgesnė ta meilė būna, bet reiškia, gali įsimylėti. Jeigu tos atgailos nėra, tai yra kai kurie netgi negali apsivesti. Nes tie vadinami vieną kartą mylintis, rusų kalboje agnaliuk, sugebantis vieną kartą mylėti. O be meilės gyventi negali. Čia būna tiek vyrams, tiek moteriams. Dar viena dalis, kuri šiandieną labai giliai reiškia yra, tai yra tie atsitiktiniai lytiniai santykiai, kurie aišku užteršia visą organizmo programos, bet tų atsitiktinių lytinių santykių, kaip nekeista, šiandieną reiškia labai daug kas paskendė į masturbaciją. Ir ten jau atsiranda tokios problemos. Jeigu, reiškia, yra masturbacija, tai kada pradeda, reiškia, vykti šitie procesai ne tą kryptimi, tai lieka senbernis arba senbergė. Net negali suformuoti. O jeigu suformuoja, tai šeimoje irgi, reiškia, tas pats vyksta, tai nes lytinis aktas yra šeimoje, ypatingai jaunimo, kada jauni žmonės, reiškia, pas juos tos energijos ir yra gana daug toks seksualinės energijos. Ir jie seksualinė, reiškia, lytinio akto metu, jeigu jie būna susipykę, net susitaiko. Kaip mano aš sakydavo. Sako, niekuomet nekišk pirštų tarp durų. Sako, nuvers. Jis ką turi omeny? Sako, jie naktį susitaikys lovoje, o tu liksi kaltas. Jeigu jų barnį įsikiši ir net užstos arba vieną antrą bandysi kažką tai sutaikyti, tai dar, reiškia, nesantariai įsiskirsit, tai ant rytojus, reiškia, gali būti priešas ir vienam ir kitam. Nors norėjai kažkam tai padėti. Tai vat, žmogus, reiškia, yra lytinis aktas, lytinio akto metu vyksta tokio proceso, reiškia, visą informaciją iš moters persiduoda vyras, iš vyro moterį. Ir lygiai, jeigu, pavyzdžiui, vyras kažkur, tai reiškia, kaip nukrito lygiai žemiau, tai lytinio akto metu, reiškia, moters, reiškia, lygis aukštesnis ir vis atgal pakyla, nors jos numuša kažkiek lygį ir vėl šeima harmonijai. O kada lytinio, reiškia, akto nėra, tas masturbacinis lytinis aktas, tai yra kaip savotiškas irgi skyrybos. Ir jos, reiškia, laikui bėgant, jos gilėja, tas procesas gilėja, o jaunimo tarpe tai, reiškia, yra taip, kad paskui, reiškia, net neapsiveda. Neapsiveda dėl dviejų priežasčių, ypatingai, reiškia, vyrai, pas juos erekcija dingsta.
pas mane yra tokių pavyzdžių, kad ten žmogus ir guodžiasi, kad yra tokia problema, o kai pasižiūrė problemą kažkur tai nuo 27 metų, o masturbuojasi nuo 16. Ir jis jau, reiškia, nuo panelių bėga, kadangi erekcijos nėra, panelės tik ir iš paskos, nes vyras gražus, jau kaip čia dabar jis vienas vaikšto, o paskui, reiškia, jis jau bijo, nes savotiškai, reiškia, šitas procesas yra labai morališkai sunkiai pergyvenamas, yra ta problema pas žmogų. Ir tada jau turi kompleksą. Kada kompleksas liūdnas vaizdas. Aš rašau kai kurios dalykus knygai, tai pas mane praktikoje yra. Yra moteris išteka už vyro, jau gyvena kažkur gal 6-7 metai, nei vieno lytinio akto nebuvo, nes pas vyrą nėra erekcijos. Ir bando kažką daryti, lyg ir kažkiek atsiranda, paskui jau nieks nesigauna. O jinai sako, man sekso nereikia, man reikia vaiko. Ir to vaiko nėra, kadangi nėra sekso. Taip, kad yra daug įvairiausių, kiekvienoje šeimoje yra savas problemas. Yra moteris, kurios ateina, kad sako, vyras, nepastebi manęs, neliečia manęs, kitas ateina, kad tas sako, kaip pasiūtęs vis, jam reikia to sekso ir taip toliau. Tai yra įvairių, tų problemų yra, bet pačios pagrindinės problemos tai yra, kai jų nėra tarpusavio tos susikalbėjimo ir santarvės. O su santarvė tai yra taip, žmogus būna nesantarvėje pats su savimi. Jis pats nepatenkintas gyvenimu, nepatenkintas likimu ir jis tada negali būti, reiškia, tuo normaliu partneriu arba normalia partnerė šeimoje. Tampa savotiška našta. Yra kai kurie žmonės nekreipia per daug dėmesio, toks būdas, toks charakteris. Sako, jinai vis tiek visą laiką susiraukusi, tačiau nebekreipia per dėmesio. Kada nesibara, nesipyksta, lyg ir geriau biškė, bet vis tiek nesusiraukusi. Už tai, kad žmogus, reiškia, gyvenime ieško to vadinamo blogį, surenka blogį. Yra žmonės, kurie surenka negatyvą visą iš kitų žmonių, netgi tais tom neigiamom emocijom gyvena ir tos emocijos jam neleidžia, reiškia, kiti neleidžia tapti iš tokio tokiu. O toks žmogus, kaip toks, jis niekam nereikalingas. Kol jaunystė dar yra, būna, kad, reiškia, ten kažkokia tai ten potraukis į tos lytinius santykius, kažkaip tada jie jungtis, o paskui, kada pagyvena toliau, reiškia, tolsta vienas nuo kito. Ir labai stipriai tolsta. Taip, kad čia reikia ne tik tai, kaip jaunystė, kai kurie dalykai labai stipriai greitai vystosi, bet pas žmonės gyvenimas yra toks ilgas šeimoje. Ir šeimoje reikia būti savotiškų menininkų, savotiškų diplomatų, kad, reiškia, nesugadinti tų santykių, neperžengti ribų. Šiaip jau žmogus, reiškia, nėra, kad būtų kaip robotas išjungęs, nes nesinervuotų, nepergyventų, nestresuotų, bet turi būti, reiškia, ir pats žmogus įjungti ir stabdžius laiku ir išsigelbėjimą, viens kitam paduoti. Ta gelbėjimas į ratą, o jeigu to rato, reiškia, nėra, žmogus turi pats turėti savo metodus, kaip sugrįžti į normalią būklę. Nes rusų kalboje tas žodis atgaila, pakajanė, tas sako, jo reikšmė yra pakajanė, kol aš noriu būti vėl to pačiu, kur buvau, tai yra sugrįžti tą normalią būklę, kokie, reiškia, buvo prieš tai. Ir taip žmogus turi kontroliuoti save. Tai yra viena, o antra, reiškia, žmogus turi išmokti universaliai gyventi. Jis turi labai greitai orientuotis, kur yra blogis, kur yra gėris. Ir jeigu tik tai blogis, reiškia, matai, kad jau kažkur tai bando žvaldyti, persimesti į gėrį, reiškia, zoną. O tai, reiškia, yra kažką tai prisiminė tokio, ar dar kažką tokio, kad netgi mažas vaikas. Ir jis pradeda verkti, jį kažkas sudomina, dzinguriuką ir jis nebeverkia, jau žiūri tą žaisliuką. Tai žmogus irgi suaugęs, irgi, jisai, jeigu tik tai yra, dar kažką tokio prisiminė, pakalbėjai, reiškia, arba pasakėjai, arba paaiškinai, arba anekdotą kokį negirdės, arba pasakojai. Arba tiesiog kitas iki, labai paprastai. Ten žmona ant vyro jau reikia tu prieis, bet negi šiau toks blogas.
Tai dar į skruostą pabučiavau, žiūrėk, ir žmona atsileido. Ir iš tikrųjų galvoju, nu, nėra jis toks blogas, tai vyras švelniai šneka, aš ant jo jau reikiu šaukiu, jis vis tiek, reiškia, ant manęs nepyksta, tai nėra toks blogas. Ir žmona lygiai taip pat gali geriau. Kitas iki galbūt, jeigu peržengimas kažkokios tarybos ir sunku kalbėtis, nes yra žmonės, kada girdi balsą, tas balsas veda į dar didesnį tokį vidinę sujaukti, agresiją, pyktį. Tai kitas iki geriau parašyti laišką. Nes laišką parašai ir nei taip iš karto parašai. Paskiau, reiškia, ant rytojos kelkai pažiūrėk, ką tu ten parašai. Kaip buvo tos agonijos, kokios apimtas žmogus. Ir pažiūrėk, kaip atrodytų vakar, jeigu aš būčiau įteikęs šitą laišką. Tada gali pataisyti ir dar neįteik. Dar po dienos pažiūrėk, ką tu ten parašai. Ir paskui pasirodo, kad tokį laišką įteikti nereikėjo. Sugrįžai kažkokią tai lygį, reiškia, mąstyseną protą ir to nebereikia daryti. O kitas iki gali argumentuoti, jeigu pateiki, ir iš tikrųjų, jeigu tam pareiškia našta tokie santykiai, tai vyras, kai arba ten žmona skaito laišką, tai susimąsto. Tada nėra agresijos tos tokios, būna kartais pretenzijas, taip toliau eina viduje, bet iš kitos pusės pasižiūri ir save, kaip jis atrodo. Ir tai aš kitas iki sakau, kada jau būna santykiai, tai įtempti sakau, vacės, kaip parašai, kas tau patinka, tavo antroji pusė ir kas nepatinka. Surašyk viską, surašyk, paskui panalizuok. Ir dar geriau paprašyk ir antros pusės, kad parašytų tą patį. Paskui abudu sėdat ir apsvarstat. Ir žiūrėk, apsvarstant arba į juoką pradėsit, reiškia, nukrypsit, kad, reiškia, juokinga atrodo, viens kitą žiūrga. Arba, reiškia, būna gali būti ir barnis. Jeigu matai, kad barnis, nevystyti barnį. Tiesiog, reiškia, šitos dalykus reikia pagalvoti. Ir kiekvienasgi nori būti geras, bet nori būti ne viskas. Reikia dar pastangas reikia dėti. Bet vienas iš tų norų būti geru ir norų sudaryti antram tokias patogias sąlygas, tai čia yra kontraceptinė priemonė naudojimas. Moteris nori, kad vyrai būtų gerai, o paskui pasirodo, tai visai netaip yra. Tai daugelis dalykų irgi taip panašiai yra. Kai žmogus nori būti geras, kitas iki jis toleruoja tuos dalykus, bet jeigu matai, kad tie dalykai neveda į gėrį, tai kitas iki galbūt nieko nepriminti, o tiesiog, reiškia, paimti, parašyti, pateikti, sakyti, pasižiūrėk iš šalies, kaip tai atrodo. Ir kadangi šiandien, reiškia, yra daug informacijos, yra daug knygų, literatūros, reiškia, galima tiesiog, kad iš knygos išrašą trumpą padaryti, kažkokį tai porą trejetą sakinių paėmė iš tenai išmintingų sakinių. Ir argumentuotai, reiškia, patikė. Na, būtų gerai, kad atsakymas, aišku, būtų ir raštu, bet jeigu žmogus nemėgsta rašyti, svarbu, reiškia, priimė šitą ir tyliai, reiškia, viskas priimta. Tikrai reikia dėti pastangas, kad ta tyla galbūt ir pagarba, reiškia, pasiliktų. Matot, esmė kame yra, jeigu pratingai parašysi laišką, neambicingai, neemocingai, kaip nors, reiškia, kai žmogus skaito, jis tada mato, koks pratingas jis arba kokia pratinga jinai. Jinai visai kitaip mąsto, negu kada kalboj pradedi bartis. Reiškia, tai žmogus turi, reiškia, mąstyseną kelią ir kitaip yra vertinamas. Tai taip, kad čia yra vienas iš būdų, kada, reiškia, yra kažkokios tarybos arba charakterio bruožai, kur atsiranda kažkoks tai nesuderinamumas, vienas iš būdų pataisyti padėtį. Bet pats geriausias būdas, tai, reiškia, yra pirmaliai įsigilinti informaciją. Įsigilinti informaciją į mano, reiškia, knygas, kur aprašyta. Tai nieko ypatingo nėra aprašyta.